Sveiki. Tai vat po biškį, kaip ir anksčiau minėjau, renku derinu A klasės stiprintuvą ir nusprendžiau, kad jam naudosiu talpos daugintuvo maitinimą. Talpos daugintuvą. Kaip matom, jau surinktą prototipą. Tai čia tokia schema, kuri realiai atstoja žymiai didesnius kondensatorius, žymiai tiesiog, bet tuo sąskaita, kad prarandama biškį išėjimo įtampos. Ir ne, čia nėra reguliatorius. Reikim prie popieriaus biškį, paskui grįšim prie šito testavimo. Blogai, kad trikojį pamiršau pasiimti, bet pasistengsiu kuo mažiau kratytis, bet pirmiausia biškį teorijos. Kaip žinia, bet kuriam maitinime, kuris turi transformatorių, tai čia jau antrinė apvija, norim pasidaryti nuolatinę įtampą, tai statom diodų tiltą, statom kondensatorių, pasijungiam savo apkrovą galiausiai. Bet kadangi kintama įtampa, yra kintama, tai jinai daro tokias bangeles, yra sinusoidės formos ir jinai būna tai pliusinė, tai minusinė, teka tai vieną pusę, tai kit. Tai diodų tiltas tiesiog kas antrą tą bangelę, čia labai paprastai aiškinu, apverčia ir vietoj šito turim tokį dalyką. Šitas tiesiog dalykas perverčiamas į viršų. Diodų tiltas sudarytas iš 4 diodų, tiesiog naudoja tai vienus diodus, tai kitus, kad įtampa 0 atžvilgių, kažkur sugalvom 0 šiuo atveju, minusas tegu bus 0, 0 atžvilgių niekad nei žemiau 0, tai netekės kitą pusę, tai gausim tokią svyruojančią įtampą. Čia nesiplėsim, bet pats pagrindas. Ir galiausiai teoriškai ant kondensatoriaus gaunam kažkokią lygią įtampą, nes kondensatorių pakrauna bangelių viršūnės ir ta įtampa lieka toj riboj. Būtų viskas gerai, čiki-briki, bet tai realybėj visada bus kažkokia apkrova, nes kam maitinimas, kuris neapkrautas. Tai atsiranda problema, kad apkrova pastoviai siurbia srovę, kažkokią srovę didesnę, mažesnę, bet kondensatorius kraunasi nuo šitų bangų. Tai realiai čiagi yra pilna vietų, kuri tampa realiai būna 0, kažkokia akimirka ir paskui kyla. Tai jis gali krautis tik nuo tų viršūnių. Tai realiai, kai apkrova siurbia pastoviai srovę, kondensatorius pasikrauna ir jį iškraudinėja, iki kol jis spėja vėl pasikrauti. Iki tam tikros ribos iškrauna, tada ta kylanti įtampa vėl pasigauna ir vėl užkelia. Ir taip kartojasi. Tai dėl to gaunam tokią formą. Realiai gaunam išėjimą vadinamą kaip pjūklą, nes net neatrodo taip švelniai realybėje viskas. Atrodo aršiau, aštriau, nes detalės nėra tobulos, tai suveikia visko varžos ir taip toliau. Vėlgi čia per daug nesigilinsim ir galiausiai gaunam tokį išėjimą ant savo apkrovos, kuris realiai svyruoja tarp tam tikrų ribų. Tai ką talpos daugintuvas padaro, jisai turi schemos dalį, kuri stebi, pavadinkim taip, šitą svyravimą ir per tam tikrą tarpą, savo išsilygina, iš šitų bangelių ant mažai apkrautų kondensatorių viską išsilygina ir nuo tų kondensatoriukų valdo savo išėjimo tranzistorių ir paima įtampą, tiesiog padaro įtampą, kuria žemiau viso šito. Žemiau žemiausio taško, aišku, turi būti ir dar turi būti palikta tranzistoriaus kritimui, nes per tranzistorių nukrenta ten voltas koks ar panašiai, priklauso nuo, aišku, schemos, kaip pajungta. Tai ir gaunasi, kad daugintuvas tiesiog nukerpa visą šitą, vos nedaro išvirkščią dalyką ir tiesiog paaukoja visą šitą voltažą tam, kad galėtų sukurti lygų švarų, bet žemesnį. Ir kuom skiriasi nuo reguliatoriaus, tai kad reguliatoriui reikia daug palikti čia, nes visas šitas irgi kyla, leidžiasi nuo apkrovos, nuo visko. Tai reguliatoriui turėtume daryti kažkur žemiau tą įtampą, sakykime, kažkiek palikti, kad bet kuriuo atveju nepritrūktų to tarpo nuo žemiausio taško. O daugintuvui to nereikia, jisai tiesiog pats seka viską ir visą laiką išlaiko. Jeigu čia žemiausias taškas 20 voltų, daugintuvo, tarkim, išėjime ten 18 voltų. Bet jeigu čia 18 voltų, jo išėjime tap 16 voltų, tai dėl to jis nereguliatorius. Jisai tiesiog daro minimaliai, kiek tik įmanoma, kad tiesiog
sukurti lygią švarę įtampą, kurie turi natūralių svyravimų, priklauso nuo tinklo įtampos visko, bet nupjauna visą šitą pjūklą. Gaunasi imitavimas, dėl to imitavimas žymiai didesnio kondensatorius, dėl to, kad kuo didesnis kondensatorius, tuo daugiau jis gali sukaupti energijos ir tuo mažiau nukristi iki sekančio pakrovimo. Tai daugintuvas padaro tokį panašų efektą, lyg būtų daug didesnis kondensatorius. Tik su vienu skirtumu, kad tam paaukoja šiek tiek įtampos, bet mažiau negu aukotų reguliatorius. Taip pat įskaista mažiau negu reguliatorius, nes tarp įėjimo ir išėjimo mažesnis skirtumas, kuris, aišku, visi šitie dalykai verčiami šilumą, tai mažesnis skirtumas, mažiau kaitimų. Tai išlošiam įtampos visko ir šiaip dauguma stiprintuvų nebijo to lėto bangavimo, natūralaus svyravimo, bet šitas aštrus pjūklas turi aukšto dažnio komponentų, kurie labai svarbus schemotechnikai. Ir A klasės stiprintuvas realiai irgi elgiasi kaip rezistorius, jisai savo laisvoje eigoje ima daug srovės. Ne tai, kad kažkokiais impulsais pasiema, kada reikia, bet jo ramybės srovė tiesiog didžiulė ir jį pastoji teka ir iš jos jis tada atskiria kažką į garsiakalbį. Tai jie dėl to reikalauja arba labai didelių kondensatorių, arba kažko tokio. Bet labai dideli kondensatoriai, žiūrėjau, simuliavau, tai realiai čia, nežinau, čia faradą reiktų dėti, tokias nesąmoningas talpas, kad susilygint su šita schema. Tai dėl to aš pasirinkau naudoti tokią schemą. Aišku, tai turi ir savų trūkumų. Dasideda papildomos detalės ir viską. Kaip matom, kaip schema atrodo, tai detalių, aišku, žymiai daugiau, nes jeigu lygint, kad čia būtų kondensatorius ir stiprintuvas, o čia papildomi tranzistoriai, viskas. Nuorodą iš šitą schemą įdėsiu, ten yra aprašymas labai platus yra. Bet bendra idėja, kaip tai veikia, kaip ir aptarėm, man čia išsilygina įtampa, čia jis su tom visom pulsacijom svyravimais vyksta, bet nuo čia per varžą ir kondensatorių susiformuoja filtriukas. Vienas ir antras, 2 pakopų filtriukas, nuima aukštus dažnius, kaip sakant, nuima vieną kartą, antrą kartą ir ant šito galutinio kondensatoriuko jau būna vietoj to viso pjūklo švari įtampa. Ir galiausiai čia yra varžinis daliklis. Tas daliklis susidaro iš šitų 2 varžų sumos ir šitos varžos į žemę. Tai gaunasi, kad čia susiformuoja švari lygiai įtampa, kuri priklauso nuo įėjimo įtampos. Ir tas daliklis atskiria, šiek tiek ją pamažina. Ir tiesiog visas šitas dalykas valdo šitos tranzistorius. Jie čia sujungti ziklai ar žiklai pora. Sunku pasakyti, kaip tarėsi iš tikrųjų, bet tai yra dėl didesnio stiprinimo. Taip pats galios tranzistorius yra čia ir pagalbinis tranzistoriukas čia. Tai tiesiog jis turi savo lygų atskaitos tašką, tai tiesiog stiprina tą lygų atskaitos tašką, jeigu tai paprastai aiškinant. Ir tokiu būdu išvaldo šitą tranzistorių taip, kad išėjime būtų nukarpyta ta visa baisioji dalis. O šita pusė yra tiesiog minusinis maitinimas, nes čia dvipolis, tai viskas taip pat tik tranzistoriai komplementariniai, pavyzdžiui, čia tip 36, tai dėl to čia tip 35, 139, 100 kem, kito poliškumo tranzistoriai, nes čia maitinimas į kitą pusę, neigiamas, bet viskas veikia lygiai taip pat. Tai tokia minimali teorija apie šitą daiktą. Dar turėčiau paminėti, kad kondensatorių konfiguracija mano prototipe kitokia nei toj schemai. Aš iš tikro norėjau panaudoti turimus kondensatorius, tai vėlgi sudėjau, ką turėjau ir gavosi, kad turėjau tokių mažesnių po 4700 ir didesnių po 10 000. Dar vienas geras dalykas, turint daugiau kondensatorių, daugiau vienetų negu minimumas. Minimumas būtų 2, bet kadangi aš jų turėjau tiek daug, tai aš padariau CRC maitinimą. Tai iš diodų tilto pirmiausiai pasiekiami šitie kondensatoriai, o šitie 2 prijungti per rezistorius. Tokiu būdu dar šiek tiek švaresnė pradžia gaunasi, nes rezistorius ir po jo sekantis kondensatorius suformuoja RC filtrą
ir šiek tiek nuima aukšto dažnio komponentų, nu, tą baisumą biškį pagražina. Aišku, labai nedaug, nes nu, nominalas čia mažas, 2 po 0,15, tai 0,75 lygiai grečiai. Tai va toks dalykėlis, ką šiek tiek patobulinau. O kaip iš vis čia parinkti talpą, nu, vėlgi pas mane talpos tiek išėjime, tai tiek įėjime daugiau nei schemui parodyta. Tai pradžioj talpa parenkama panašiai kaip nu, bet kuriam tokiam maitinimui, priklausomai nuo reikalavimų išėjime, kad ir šitas daiktas, nu, jisai lygina viską, gražina, bet irgi nėra stebuklas, nes kuo daugiau pjūklo ir neligumo čia bus, kuo daugiau svyravimo, to mažesnė išėjimo įtampa, nes šitai schemai juk reikia nukirpti viską. Nu, viską, kas nelygų. Tai talpa turėtų būti sąlyginai didelė. Ir tą, aišku, testuojant galima atrasti arba tiesiog dėti panašią talpą pagal stiprintuvo galį ir panašiai. Nu, čia plati tema, bet žodžiu, pradžioj pasirenkama talpa panašiai kaip visat. O vat išėjime talpa reikia, aš įdėjau 4700, gal net per daug. Kame esmė, dėl ko čia gali būti per daug, nes tranzistorius turi tą talpą pakraudinėti tiek įjungiant, tiek dirbant, tai teoriškai su per dideliais kondensatoriais galima sudeginti tranzistorius, tai čia talpa turi būti koks 1000, nu, gal iki tų 4700, kaip aš įdėjau, reikia nepersistengti. O kaip sakiau, pradžioj tradiciškai, kad nu, neturėt per daug pjūklo maitinime. Štai taip susikomplektavau viską, kad pratestuot. Pradedant nuo rozetės, tai turim voltmetrą, kuris rodo tinklo įtampą, kadangi šita schema priklausoma nuo tinklo įtampos, tai galima matyti, kai susviruoja tinklas, susviruoja ir jos išėjimas. Tai dėl to aš čia pasijungiau, nors minimaliai reikalingas, šiaip dėl įdomumo. Tada, aišku, turim transformatorių, diodų tiltą ir pačią plokštę. Diodų tiltas biškį kaito, tai ant radiatoriaus, taip pat šalia diodų tilto 10 ohm apkrova, kad prie 20 V būtų 2 amperų apkrovimas. Tokią varžą radau irgi prie to pačio radiatoriaus prisukau, nes kaista jį, tai aišku žiauriai, tiesiog prijungta prie išėjimo. Ir tada turiu oscilografą ir turiu voltmetrą. Jie abu galės būti prijungiami arba prie pradžios schemos, nu, po tilto, kaip sakant, kad pamatyt, kaip atrodo ten viskas. Ir ant apkrovos pamatysim, koks yra skirtumas, tiek įtampų skirtumas įėjime, išėjime, tiek ir pačio švarumo. Žodžiu, kadangi pamiršau pasimti savo kameros trikojį, tai teko kažkaip prilipinti prie stalinės lempos telefoną. Dėl to stalinė lempa dabar negali čia visko apšviesti. Bet vėlgi gal išeis kaip tik į naudą, nes šitas ekraniukas geriau matosi. O ir šitie prietaisai, manau, puikiai įskaitomi. Vienintelis trūkumas, kad mano šešėlis čia maklinasi, bet nemanau, kad padarys ir šitą informaciją neįskaitoma, kaip sakant. Tai va, ką pirmiausia darom čia. Kol kas viskas išjungta, o voltmetras su oscilografu abu prijungti prie įėjimo, nes mums reikia pamatyti, koks švarumas yra pačioj pradžioj schemos. Nu va, matom, kad įėjime vidurkis įtampos yra apie 23 voltus ir matom gražų pjūklą. Aišku, oscilografą nustačiau, kad tik tilptų į ekraniuką. Čia nėra tai baisiai iš tikrųjų. Turim trukdžius nuo savo pjūklo dydį apie 0,7 voltų. Tai va, per tiek įtampa šokinėja, kadangi yra apkrova ir kondensatoriai, tai pasikrauna, tai išsikrauna. Įdomu pažiūrėti visų pirma, kiek prarandam įtampos išėjime. Perjungsiu savo multimetrą į išėjimą. Nu va, matom, galim perjungti atgal greitai 20,8 ir 22,6. Beveik 2 voltus prarandam. Tai va, pereinam ir su oscilografu į išėjimo pusę. Kaip čia neužtrumpinti, nesusprogdinti nieko blemba. Ir iškart pasidaro tiesi linija. Va, iš arčiau tiesiog. Visur nuliukai. Nes išėjimas antiek švarus, kad neužregistruoja jisai nei jokio tai dažnio, nei nieko. Aišku, brangus prietaisas kažką pamatytų.
bet čia kažką 0,01, bet čia jo paklaidos ribose. Realiai dar vienas testas, kai jungi multimetrą, dabar net nedarysiu bendrai to, bet kai jungi multimetrą ir prijungi prie išėjimo ir ant jautriausio kintamos įtampos režimo pastatai, tai jis irgi 0 rodo, visiškai nieko nefiksuoja, nes, čia 100, 1000 voltų, ten kad ir 100, kad ir 0,05 voltų sviravimas, taigi ne 0,7, 10 kartų, žodžio, apvalėm maitinimą ir praradom tik tai 1-kitą voltą. Testuoju šitą pusę, pliusinę, čia dvipolis maitinimas. Galėjau net realiai tarp maitinimų testuoti, bet tada varžos reiktų dvigubai didesnės, aš turiu būtent tokią. Ir kodėl aš būtent 2 amperus čia darau, nes stiprintuvas, kuris nusimato maitintis nuo tokio agregato, jis pas mane turės kokių 1,3 amperų ar kažko tokio ramybės srovė. A klasė ramybės srovė teka nuolat ir didžiulė. Ir dar aišku yra toks dalykas, kai jau groja, tai tada yra pikinės srovės, kurios būna didesnės. Tai 2 amperai, tai toks atrodė kaip geras viduriukas, plus turėjau tokią varžą, tai dėl to taip ir pratestavau. Jau tokia srovė tikrai rodo, kad čia veikiantis daiktas. Ir viskas čia tvarkoj. O dėl šito prototipo nežinau, gal pradžioje aš šį naudosiu, bet keičiasi eigoj dalykai. Iš pradžių turėjo būti vienas transformatorius, dėl to viena pradinė pusė, o išėjimo pusės su tranzistoriais viskom turėjo būti dvigubos. Dabar net nežinau, ar aš tai rinksiu, nes dėl pačio A klasės stiprintuvo tai ir renku tokį bajeriuką. Čia yra PASS F5 stiprintuvas. A klasė, kaip ir minėta, ir visa kita, dėl to toksai radiatoriukas gal 8 kg. Ir po biškelį čia viskas dėliojasi vietas. Ką, tiek šiam kartui. Dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki. Pasmirdo varža, tai viską išjungiau, ašgi net ventiliatorių pasiruošęs buvau, bet neįjungiau aš.